Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai. Aš gydytojas Vytautas Abraitis, medicinos mokslų daktaras. Ir šiandien norėčiau Jums priminti labai svarbų faktorių, kad Jūs, norėdami savo padėti, rimtai nepakenktumėt. Kalbu apie omega-3 ir vartojant ją papildų formą padidėjusią riziką turėti prieširdžių virpėjimą. Aš apie tai kalbėjau maždaug prieš 1,5 metų. Žodžiu, tai yra įrodytas faktas, kad vartojant papildus su omega-3 didėja prieširdžių virpėjimo rizika. Tai buvo paskelbta 22 metų balandžio mėnesį žurnale Circulation, labai rimtas mokslinis žurnalas su labai dideliu citavimo indeksu, bei Amerikos širdies asociacijos trumpinys AHA žurnale informacinėme biuletenyje. Aš jums įkelsiu nuorodą. Ir išvada tokia. Kalbu apie santykinę riziką, paskui paaiškinsiu, kas per dalykas, kad vartojant mažiau kaip gramą per parą omega-3, prieširdžių virpėjimo rizika padidėja nuo 0 iki 12%, vartojant virš gramo, o Lietuvoje pilna tokių preparatų, prieširdžių virpėjimo rizika padidėja nuo 13 iki 50%. Dabar kas tai yra reliatyvi ir absoliuti rizika? Kalbėsiu tokiais skaičiais mažai realiais, bet jūs labai lengvai suprasit. Jeigu, pavyzdžiui, yra tyriamoji grupė 1 milijoną žmonių ir kontrolinė grupė 1 milijoną žmonių. Ir dabar vienoje grupėje įvyko kokio nors 5 žmonėm reiškiniai, kurie buvo tyriami, kitoje grupėje įvyko 10 žmonių kažkokie reiškiniai, kurie buvo tyriami. Tai santykinė rizika tarp tų 5 ir 10 bus 50%. Ir kas norės jūs išgąsdinti kažkokio įspūdžio, tai jinai tokia ir bus. O absoliuti rizika, jūs pagalvokit, 10 iš milijono. Tai iš milijono 10 tūkstančių bus 1%. Tai tas 10 žmonių, tai kiek 0 po kablelio. Jinai labai maža, tai mažai reikšminga. Tai dabar kalbu apie absoliučią riziką su omega-3 ir prieširdžių virpėjimo sąsajom. Tai absoliuti rizika yra nuo 0,6 iki 1%. Kad atsiras prieširdžių virpėjimas. Atrodo mažas skaičius, bet mylėjai. Omega-3 yra vienas iš plačiausiai parduodamų maisto papildų pasaulyje. Jeigu imti tik tai pakuotės oficialias, tai yra 3-4 vieta pasaulyje visų papildų rinkoje, o jeigu dar pripliusavus žuvų taukus ir kitus preparatus, kur omega-3 įeina kaip sudėtinė dalis, tai praktiškai 1-2 vieta pasaulyje. Tai yra vos ne bestselleris papildų rinkoje. Ir vartoja tikrai ne tūkstančiai ir ne milijonai, vartoja 100 milijonų žmonių ir iš 100 milijonų tas 1% ar 0,6 yra milijonai žmonių. Tai mylėjai, jūs savo